Sveiki, čia Mūzos, jūsų gidas kultūros ir meno pasaulyje. Pradėti norime nuo Tarptautinės muziejų dienos. Patys įvairiausi, originaliausi renginiai šįkart vyko visuose muziejuose. Na, o mes apsilankėme istorinėje prezidentūroje ir Kauno pilyje. Kviečiame drauge. Nuo vidurdienio į šventinius renginius skirtus Tarptautiniai muziejų dienai ir Europos muziejų nakčiai kvietė visi Kauno muziejai. Bene daugiausiai susidomėjimo sulaukė interaktyvi ekskursija po Kauno pilį. Seniau, kai žmonės ateidavo tiesiog pažiūrėti eksponatų, tai nebūdavo iš ties labai įdomu, tai tiesiog praeidavo eiliniai eksponatai kaip kokioje Trakų pilyje. Šiais metais mes pagalvojome imituoti visą viduramžių mūšį, kad būtų galima įkalinti žmogų kalėjime, taip suteikti jam visos gyvasties, kad būtų galima žmogų ir išgąsdinti ir kad jis suprastų, kaip vyko viskas viduramžiais. Antram aukšte bus viduramžių teismas, tai žmonės eis grupelėmis ir ten vienas iš jų išrinktas burtų būdu bus tiesiog nubaustas ir bus tam budelis paskirtas, kuris su juo, galima sakyti, elgsis griežčiau. Tai bandant taip žmonės įtraukti tą visą istorinę veiklą, šiais metais buvo labiau tai ir orientuotasi. Lankytojus pasitiko atnaujinta Kauno pilies ekspozicija, o Nemunu atplaukusių kryžiuočių mūšio inscenizacijos tęsinys kryžiuočio teismo procesas vyko naujoje ekspozicinėje erdvėje, kuri dekoruota numanomais tuometinių pilių puošybos atributais, medžioklės trofėjais, kailiais, specialiai šiai erdvei restauruotais baldais. Po Lietuvos antrojo statuto 1564 metais Kauno pavieto žemės teismą ir po to lygiagrečiai veikia Pakamario teismas. Kauno pilies teismas, jeigu nagrinėjo bajoro baudžiamąją teisę, visokius nusikaltimus. Žemės teismas nagrinėjo žemės nuosavybės bylas ir Pakamario teismas nagrinėjo žemės ribų ginčytinus klausimus. Kauno pilyje 1601 metais abiejų respublikų, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos karalystės Žečpospolitos bendrų sprendimų buvo pavesta įrengti savo lėšomis pilies teismą, žemės teismą ir saugoti teismo knygas. Žemės teismo knygos turėjo būti saugomas aukštutiniuose aukštuose, žemutiniuose aukštuose Kauno pilies teismo knygos. Ir jos buvo saugomos ir buvo tame rašte surašyta, kad visam amžiui. Tai mes atkūrėm tą tradiciją ir nuo dabar jau turime teismo knygas, kurios atkurtos saugomos Vilniaus universiteto rankraščių skyriaus lobyne. Yra išlikusios pačios seniausios LDK knygos, Kauno žemės teismo knygos 1564 metų ir odinė knyga 1634 metų, kurios buvo rašoma senai LDK rašto kalba, senovės slavų, rusėnų kalba. Pilies prieigose vyko ir kiti Kauno miesto muziejaus bei kviestinių edukatorių projektai. Lankytojai galėjo išbandyti, kaip gaminami viduramžių kokliai, senoviniai lietuvių žaislai, muzikos instrumentai ar buities rakandai. Norintieji galėjo išmėginti jėgas viduramžių žaidimuose, pašaudyti iš lanko ar tiesiog pasipuošti pilies mugėje įsigytais senoviniais žalvariniais papuošalais, atvežtais iš Veliuonos. Mes Veliuonoje dirbam šitos dirbinius. Veliuonoje buvus Deivės Veliuono šventykla. Didžiausia Lietuvoje šventykla, kurioje buvo garbinami protėviai, mirusieji. Taipogi Deivė Veliuona buvo visos vaišės, jai priklausė, medžioklė ir laukų derlingumas. Be žemynos dar ir Veliuonai. Anoj pusėje Nemuno buvo didžiausias kapinynas Marvelės. Pats žodis Marvelė, žodis reiškia mara, žemė ir vėl šaknis, vėlės. Tai va, vėl kaip Veliuonos tas šaknis vėl. Senoviai žmonės garbino žaltį. Bet šiais laikais žaltys nepatogus yra, o žalvaris atstoja žaltį. Ir seniau vietoj žalčio galima buvo naudoti žalvario papuošalus. Ta pati reikšmė. O žalvaris, jisai rišasi su gamta, turi visas gamtos spalvas ir keičiasi kaip gamta. Ir menininkam pats gražiausias metalas. Pavyzdžiui, auksas tai sukelia blogus jausmus ir pavydą, ir pyktį, ir pešasi dėl aukso, ir šiaip. O žalvaris jisai menam geriausia žaliava yra. Tai va, gaminam papuošalus, didžioji dalis papuošalų ir pagal senovę. Ir
dabar atgyja nauja tokia grupė neopagonybė arba neofolkloras, kaip pavyzdžiui Rasa švenčia apsirengęs su žalvariu ir senoviškam stiliui. Tai va, senovės meistrai turėjo kūrybą. 13 amžių kryžiuočiai nutraukė ją, o tą kūrybą mes turim tęsti ir toliau. Dalis papuošalų pagal senovinius ornamentus, o dalis eina jau kaip kūryba. Pavyzdžiui, segės yra autentiškos, jos tokios buvo surastos, konkrečioj vietovėje, konkrečiai surastos, o kitas tam stiliui kuriam toliau. Naudojam skaičius tuos pačius, žaliavą tą patį, simboliką tą pačią, tik tai vis kiekvieną kartą stengiamės kaip senoviai, kad kiekvienas stengiasi nešioti tokius papuošalus, ko nenešioja kitas, išsiskirt. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto keramikai smalsiems miestelėnams pristatė projektą Prisiliesk prie 17 amžiaus Kauno, nuo koklio iki puodo šukės. Drąsiausiai lankytojai ir patys minkė molį, dėjo ant autentiškais ornamentais išmargintų formų bei padedami profesionalų bandė daryti koklių atspaudus. Pagal archeologinius radinius, kas buvo rasta, čia yra kopijos padarytos. Pilyje galite pamatyti ant muziejų esančius tikrus koklius, tai mes čia tiesiog tokias, kai padarom kopijas ir iš jų po to bus statoma kažkas. Jie buvo naudojami tuose židiniuose, kaip padailinimo elementai. Tai va, mes tiesiog rodom žmonėm procesą gaminimo, kaip būtent tam 16 amžiui viskas vyko, nes rankom ir daro. Tai va, patys žmonės gali ateiti, pabandyti, pamatyti. Na, o Kauno istorinė prezidentūra šią progą kvietė į skrydį laiko lėktuvu bei pasisvečiuoti pas garsiausius Lietuvos lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną. Lauke veikiančios fotografijų parodos vardan tos Lietuvos Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gyvenimo skrydis fone susirinkusiųjų laukė įdomus pasakojimai ir kiek kitokia pažintis su Lietuvos aviacijos herojais. Steponas Darius, kurį mes dabar žinom kaip Steponą Darių, buvo Steponas Jucevičius Darašius. Tai buvo dviguba tėvo pavardė Jucevičius Darašius. Kada Girėnas, kurį mes dabar žinom kaip Girėną gimė, jisai buvo Girskis. Stasys Girskis. Kaip atsitiko, kad jie turėjo visai kitus vardus ir pavardės? Ogi istorija yra tokia. Abiejų šeimos išsikėlė prieš Pirmąjį pasaulinį karą, ieškodami geresnio gyvenimo Jungtinės Amerikos valstijas. Ir ten jie savo pavardės trumpino, kad būtų patogiau amerikiečiam. Taip Darašius arba Jucevičius Darašius tapo Dariumi, o Girskis tapo Girčiumi netgi. Girėno pavardę jisai įgavo dar gerokai vėliau, tik tai prieš pat skrydį 33 metais. O ar žinote, kas Lietuvoje išpopuliarino beisbolą, krepšinį ir kieno iniciatyva pastatytas dabartinis Dariaus ir Girėno stadionas? Pasirodo, visi šie nuopelnai priklauso nenuoramai lakūnui Steponui Jucevičiui Darašiui. Darius Amerikoje, kada jisai studijavo jisai sportavo įvairiose sporto šakose ir dalį tų sporto šakų jisai kaip didelę naujovę atveža į Lietuvą. Pavyzdžiui, Dariaus dėka yra išleistos keleto Lietuvoje dar tokių naujų sporto šakų taisyklės. Darius Lietuvą atveža, galima taip sakyti, krepšinį ir beisbolą. Jisai išleidžia šitas sporto šakų taisyklės. Pats Darius sportuoja, daugiau kaip 10 turbūt sporto šakų. Beje, Lietuvos lengvosios atletikos čempionate ieties metime jisai užėmė 2 vietą. Sporto šakų pavadinimai tikrai pakitę. Pavyzdžiui, futbolas anuomet vadinavosi kojasvaida. Visai kitaip. Dar kartais Spirdžium buvo vadinamas futbolas. Buvo. Pavyzdžiui, slidės buvo pašliūžos. Darius daug sporto šakų Lietuvoje populiarina, pats sportuoja. Jis yra keleto sporto klubų arba sporto organizacijų narys. Viena iš jų yra Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga, čia mes matom būtent jos komandą. Taip pat jisai dalyvauja Lietuvos rinktinėse įvairių sporto šakų. Pavyzdžiui, futbole. Kaip manot, kokią poziciją Darius užimdavo futbole? Vartininkas. Už teisingus atsakymus mes duodame. Ačiū.
Tarptautinė muziejų taryba kasmet gegužės 18 dieną inicijuoja Tarptautinės muziejų dienos renginius, o nuo 2005 metų rengiama ir Tarptautinė muziejų bendruomenės akcija Europos muziejų naktis, kuri kasmet vyksta ir Lietuvoje. Metas į nacionalinį Kauno dramos teatrą. Scenos legenda Gražina Balandytė ir vėl džiugina žiūrovus. Šį kartą Algirdo Latėno režisuotoje komedijoje Mūsų brangioji Pamela. Čia vis dėlto dirba žmonės su pašaukimu, su gilesniu pajutimu pasaulio, savęs, žmonių. Taip, kad man buvo labai gera šitoj grupiai, šitam teatre, tą laikotarpį labai nelengva būti. Ir jeigu kas nors išėjo, tai būsiu labai laimingas. O norėjusi, kad išeitų toks dalykas, kaip aš ir galvoju, kad menininkai savo bandymais neturėtų atbaidyti žiūrovo. Vis tiek pirmą mes turim patraukti, o po to jau tu kažkaip po truputėlį savo pasaulėžiūros, savo filosofijos, tas injekcijas daryk. Nes labai daug esu sutikę žmonių, kurie sakė, buvau tam ir tam meno reiškinį, daugiau iš vis nenoriu eiti, į teatrą netgi. Taip, kad norisi vis dėlto, kad žmonės eitų, kad žmonės šildytų, kad žmonės atrastų savo džiaugsmus, savo skausmus čia ir per teatrą kažkaip juos irgi kitaip pažiūrėti. Klasikinė Brodvėjaus pjesė Džono Patriko Mūsų brangioji Pamela turėtų tapti ypatinga dovana pozityvaus mąstymo pasiilgusiems teatro mylėtojams ir dvigubas malonumas Auksinio scenos kryžiaus savininkės, aktorės Gražinos Balandytės išsiilgusiems gerbėjams, kadangi legendinė scenos artistė po 4 metų pertraukos sugrįžta kurti specialiai jai pasiūlyto pagrindinio vaidmens. Nemokamai. O be to čia mano namas. Taip, mėgėjai, kažkada čia buvo istorijos laikų prašmatnus kotežas. Jis priklauso mano genčiai. Kronkiai ne vien pavardė, tai beveik dinastija. Taip. Bet kaip matote, viskas pasaulyje baigėsi, subirėjo namas, o dabar išnyks ir paskutinė Kronkių gentis. Ir jūs taip ramiai apie visą tai pasakojate? O kur dėtis? Ką daryti, ponia Bozo? Į viską reikia žiūrėti filosofiškai. Jūs prisimenat, ką apie tai pasakė jūsų numylėtinis Šopenhaueris? Mirtis baisi, kaip žiūrint iš šalies. Artimiesiems. Pačiam savo mirties nėra. Kaip gimei, nemirtingas, taip ir išeis. Taip, nemaloni tema, nemaloni. Tik tai man labai gaila, kad mano mirtis niekam net nešnaudos, aš net neapsidraudžiau nuo nelaimingo atsitikimo. Algirdo Latėno režisuota komedija atskleis vienišos moters, drįstančios meilę ir nuoširdumu kovoti su visomis pasaulio negandomis istorija. Pagrindinės herojės, Pamelos Kronkio optimizmas ir geranoriškumas turėtų nors šiek tiek užkrėsti žiūrovus gerumo virusu, teigia spektaklio režisierius Algirdas Latėnas ir priduria, jog visos pačios tauriausios žmogiškosios vertybės ir dorybės šiame spektaklyje nesuvaidintos, nes tai tiesiog visų mylimos aktorės Gražinos Balandytės savastis. Aš mačiau to spektaklio variantų kitur.
Ir man nepatiko kad ten jos jaučiasi, kad jos yra primadonas, jom šitas vaidmuo. Ir vieną kartą berepetuojant Gražina sako, aš irgi noriu būti primadona. Savo namuose sako, būsiu svari, būsiu reikšminga. Ateinu, pirmas klausimas, pirmas sutiktas žmogus ir pradedu, sako, viskas jau juoktis, vėl tą. Ir pykstu ant savęs, bet čia būtent tokios reikia. Primadoniškumas tas jisaigi uždaro žmogų tokį truputėlį, o čia žmogus šitoj pjesėje yra tiek žmogiškas, tiek jame visko yra. Tokia patirtis. Ir jinai jos visiškai nerodo, čia yra gražu. Šviesą nešantis žmogus, tas, ko šitoj pjesėje ypač reikia. Man toks įspūdis, kad jinai rašyta jau gan seniai, toks įspūdis, kad Patrikas, žinodamas Gražiną Balandytę, rašė šitą pjesę. Režisieriaus sprendimas spektaklyje suburti skirtingų kartų aktorius – Gražiną Balandytę, Ingą Mikutavičiūtę, Gabrielę Aničaitę, Algirdą Pintuką, Ričardą Vilkaitį, Ridą Žirgulį ir kitus – pastatymui suteikia tam tikros vidinės ekspresijos. Tokiu būdu tarsi sukuriama įvairialypė terpė, atvira tiek brandaus, tiek ir jauno žiūrovo suvokimui. Tik teatras gali dar išlaikyti tokį šeiminiškumo, kartų perdavimo viens kitiems savo kažkokią patirtį, netgi ne tik kūrybinę, bet ir gyvenimišką, kiek čia buvo prisiminimų, pasakojimų ir linksmų, ir liūdnų. Taip kad teatras kažkaip, kad ir silpnai, bet vis dėlto kažkaip gali tą grobuonišką šaubiznio sferą kažkaip atkovoti savo pusę. Taigi, jei smalsu, kaip vieniša moteris iš pirmo žvilgsnio tobula sukčių auka, gerumu sukliudys piktiems kėslams. Jei netikite, jog patiklumu galima ne tik supainioti apgavikų planus, bet ir pažadinti juose iki tol miegojusi žmogiškumą, atjautą, švelnumą ir meilę kitam, būtinai apsilankykite paskutinėje šio sezono Nacionalinio Kauno dramos teatro premjeroje, kurioje išvysite ir mūsų brangiąją Gražiną. Esame Kauno centrinėme knygyne ir vartome mūsų laidos partnerio leidyklos Tyto Alba naujienas. Gydytoja, žurnalistė ir rašytoja Filomena Taunytė sukaupusi didelę gyvenimišką ir profesinę patirtį, teigia mačiusi kur kas daugiau gerų žmonių nei blogų ir yra įsitikinusi, jog geriau gyventi su liga nei mirti nuo jos gydymo. Knyga Šventųjų gyvenimas Marijos žemėje tai pasakojimas apie šiuolaikinius šventuosius, nusidėjėlių išbalinimą, pagreitintą nuodėmių atleidimą, laisvamanių galimybę patekti į dangų ir kitus kūną bei sielą, niokojančius ar gydančius reiškinius. Kaip ir kitose Filomenos Taunytės knygose, čia rasite ne tik spalvingų dabarties ir praeities gyvenimo vaizdų, bet ir naudingų patarimų sveikatai saugoti ir gerinti. Linkime autoriai sveikatos, ir labai tikimės naujų susitikimų. Mat skaityti Filomenos Taunytės knygas yra neabejotinas malonumas ir didelė nauda. O toliau apie tai, kaip daryti įtaką žmonėms. Džeimso Borgo knyga Įtikinimo menas skiriama siekiantiems pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ne žmonėms sugebantiems įtikinti asmeninėme ir profesinėme gyvenime sekasi geriau. Visa laimė, kad įtikinimo meno galima išmokti.
to išmokyti jūs ir yra šios knygos tikslas. Na, o jos pagrindas asmeninė autoriaus patirtis įgyta reklamos, rinkodaro, žurnalistikos darbo, taip pat psichologijos ir profesinio mokymo srityse ir paremta behaviorizmo arba elgesio stebėsenos ir socialinės psichologijos tyrimų praktinių taikymų. Dar pridursiu, kad Džeimsas Borgas rašytojas, verslo konsultantas, psichologas, tarpusavio santykių, vadybos ir verslo vystymo specialistas. Jis dirba reklamos, vadybos ir žurnalistikos srityse, rengia pozityviosios psichologijos seminarus. Na, o pernai lietuvių kalba jau išleista jo kita knyga Minties galia. Taigi tiek apie naujas knygas šį kartą, na, o mes tęsiame laidą. 18. Pažaislio muzikos festivalis šiemet žada per 40 renginių, na, o jau pirmuoju koncertu birželio 2 dieną prisidės prie visame pasaulyje minimų didžiųjų kompozitorių Giuseppės Verdžio ir Richardo Wagnerio gimimo metinių minėjimo. Festivalio programa išties įspūdinga. Čia bus paminėtas ir 600 metų Žemaičių krikšto jubiliejus. Šiai programai skirtas ir premjerinis spektaklis Vinco Krėvės Kirgaila Kauno pilyje. Ir šįmet minimi tarmių metai. Baptyno Žemaitkiemio dvare nuskambės Vidmanto Bartulio premjera Mūsų Lietuva tarmiškos linksmybės. Kaip visada, festivalio koncertai aplankys jau tradicinės erdves – Pažaislio vienuolyno, Zapyškio Jono Krikštitojo bažnyčios, Jacht klubo, Kauno filharmonijos, Kauno pilies, Botanikos sodo, Baptyno dvaro, Lietuvos liaudės buities muziejaus, Švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčios, Pociūnų aerodromo, Čiurlionio dailės muziejaus ir kitas erdves. Koncertai skambės ir naujai atrastose Lietuvos vietose, pavyzdžiui, seniausiam Lietuvos cukraus fabrike Marijampolėje, taip pat dvaruose. Na, o plačiau apie visas staigmenas, kurias festivalis parengė melomanams, mums sutiko papasakoti festivalio koordinatorius Justinas Krėpšta. 18 vasarų tikrai įrodėme, kad žmonėms tai yra reikalinga. Ir kad yra reikalinga Lietuvai, ir nes matome, kad labai daug ir užsienio puikių atlikėjų nori su malonumu koncertuoja mūsų festivalyje. Šiais metais, kaip ir pereitais metais, mes vykdome ir valstybinės programas per festivalį ir tai tikrai pasiteisina, nes pereiti metai buvo skirti Maironio 150 metų, o šiais metais mes skiriame Žemaičio krikštui 600 metų. Toliau yra programa skirta tarmių metams. Ir vėlgi čia premjera Vidmanto Bartulio, pavadintas toks projektas Mūsų Lietuva, kuris gims Žemaitkiemio dvare prie Babtų. Mes stengiamės vežti per festivalį į mažus miestelius, į kaimelius, netgi aukštos prabos profesionalus. Ne tik Lietuvos, bet ir iš užsienio. Pavyzdžiui, flamenko ispanų puikiai grupė koncertuos Pociūnų aerodrome. Na, viena vieta yra tikrai nauja ir mums tokia tiesiog netikėta, nes to norėjo Marijampolės organizatoriai. Tai yra vienas seniausių cukraus fabrikų Lietuvoje. Tai yra tarpukario pastatytas fabrikas ir paskyrėme birželio 14 dienai, nuvešime Mozarto rekviem. Na, tokioj aplinkoj truputį nejaukioj arba tokioj sukrėtimo ten galima pajusti ir aš manau, kad tokiai dienai visai gali tikti ta vieta. Štai tiek jums parengėme šį kartą. Dėkojame už dėmesį ir būtinai kviečiame susitikti kitą savaitę. Mūzos jums parengė staigmeną. Turėsime daug svečių iš labai tolimų kraštų, tad verta pažiūrėti ir paskutinę sezono laidą. Tuo tarpu dėkoju už dėmesį, viso labo.
Thank you.